Sveiki visi, su jumis Tomas ir šiandien išaušo ta diena, kai bandysiu dasidėti papildomai akumuliatorių. Tai kaip matot, ant stalo yra pas mane 100 šiam ampervalandžių, lypia poketai batarika, jų yra 16 vienetų. Tai kas mane anksčiau sekė, tai faktas tas, kad aš dadėsiu papildomą bateriją, lygiai tokio pat, aš jau turiu 160 ampervalandžių, tai aš dadėsiu papildomai naują bloką. Nes su vienu bloku, jeigu pilnai užkrautas ir nori gyventi pilnavertį gyvenimą, tai tikrai yra mažai. Iki ryto elektros neužtenka, bet turiu omeny tai, kad užsikaisti arbatą vandenį, vandens siurblį ir taip toliau tikrai susiurbia didžiąją dalį energijos ir dažniausiai iki ryto nepakanka. Kitas dalykas, saulėtom dienom, kad daugiau surinkti energijos, nes po to dar painformuosiu, ką aš papildomai esu pasidaręs, kad papildomai surinkti perteklinę energiją, nes kas mane seka žino, kad aš elektros neatiduodu į elektros tinklus. Viską stengiuosi suvartoti namie, tik tais iš elektros tinklų pasimti trūkumą, jeigu jisai būna. Tai va, tai mano tikslas šiandien pajungti papildomai šitos akumuliatorius 16 vienetų. Tam reikės, aišku, kaladėlių. Pirkau depo, norėjau, kad būtų 3 juostų, bet radau tik tais 2, tai tikiuosi, kad viskas normaliai užsispaus. Ir kiek žiūrint pagal kvadratūrą, tai viskas gerai telpa. Tai va, ir čia turės įlysti šitas 35 kvadratų kabelis. Kabelį nepirkau, aš jo turiu iš labai senai ir man jo pirkti nereikia. Bet va, teko nusipirkti šitos, teko nusipirkti angaliukus. Angaliukus pirkau, kur telpa 25 kvadratų. Tai teks porą gijų nusikirpti ir įkišti čionai. Faktas tas, kad aš ne tik užpresuoju, bet ir sulituoju. Tai būna užpresuoju su repliam ir papildomai kaitinu šitą galą su dujom ir po tą skylutę kišu lydmetalį, kad viduj patektų ir susigertų lydmetalis į šitą ir susilituotų su pačia kaladėlė. Nežinau, to reikia, bet aš taip skaitau, kad man taip yra geriau. Aną kartą jungiau laidus balansyrą. Neturėjau tokių dalykų, tai nusipirkau ir tuo pačiu uždėsiu anom batarikom ant laidų galiukų šituos ir tuo pačiu padarysiu naujai, kad balansyro laidai normaliai prisispaustų čionai. Ir galėsiu savo ramiai prisivežti tvarkingai, kaip sakant. Aišku, dar pastebėjau tokį dalyką, patariu naudoti nanometrą vežiant varžtus šituos, nes aš vieną turbūt jau būsiu pervežęs ir esmė tame, kad jeigu pasuksit, bus reikalų pataisyti. Tai kad to išvengti, naudokit šitą dalyką. Šitiem varžtam užtenka 15-16 nanometrų. 16 jau sunkiai, bet 15 tikrai viskas tvarkoj. Naudosiu lentą, ko pirmam video nedėjau, neparodžiau, nepaklausiau, vis dėlto batarikas reikia spausti, presuoti, nes kada vaikšto labai didžiulės srovės, jos padeda pūstis palengva. Kad to išvengti, būtinai naudoti lentą, tik tiek, kad aš lentą iškart darysiu 2 eilėm, tai reiškia, paruošiu taip, kad viena, tarpelis ir antra eilės. Ir bus vienu spaudimu suspaustas 2 eilės batarikų. Su spaudimui naudosiu 6 mm sriegę, pilnai užtenka, tik tais įdėsiu į termo vamzdelį. Tai ten irgi dabar esu suspaudęs senasias batarikas, tai pagal senasias plius minus atsimatuosiu, kokį ilgį reikia, įdėsiu ir užkaitinsiu, kad būtų saugiau. Balansyras pas mane yra 100 amperų, kaip ir anas, tik tiek, kad anas balansuoja 2 amperų srovę, o šitas balansuos 1 amperą. Aš kiek pastebėjau,
jeigu viskas tvarkingai, pilnai užtenka, nereikia išradinėti dviračio, kaip sakė. Tai va, tai būtinai, kaip minėjau, šitiem laidam reikės tų angaliukų, kad užspaus gražiai, nes dabar esu tiesiog nuvalęs ir pakišęs po tuo ir užspaudęs, kad to nereiktų daryti, va, tiesiog nauduosiu šitos mėlynus angaliukus. Dar toks patarimas, aš pirmą kartą balansyrą pirkau be mygtuko, taip pat nusipirkit su mygtuku, bus lengviau, nes be mygtuko jį irgi galim paleisti, tik minusas, kad gan sunkiai randi tą video, kaip jį paleisti, nes turi ten kažkaip su paprasta batarika, gali užtrumpinti kažkur, kažką paduoti įtampą ir jisai pasileis, bet esmė tame, kad jeigu netyčia išsikrauna akumuliatorius, jisai atsijungia arba tiesiog išsijungia, vėl jį bus sunku paleisti, tai mygtuką naudokit tikrai. Pirmą kartą padariau klaidą, antrą kartą nedarysiu. Tai va, dabar liko viską gražiai susimontuoti. Viso darbų eigos nefilmuosiu, bet matysit finišą, matysit darbo video. Dar susiradau tokį seną varinį vamzdelį. Tai jį naudosiu, nežinau ar reikia, bet nes aš galvoju, kad daugiagyslis laidas gali blogai prisispausti, aš pirmą pasitestuosiu. Jeigu blogai prisispaus, tada iš varinio vamzdelio iškirpsi tokį lankelį, padarysi, kad laidas įlystų ir tas lankelis veržiantis leistųsi žemyn, kad tą laidą apžiotų ir suspaustų normaliai. Bet gal ir suspaus, matysiu. Arba turi aplituotą, bet kai lituoja jisai, kai didelis yra, padeda plasmasė veikti, man tas nepatinka. Bet gal pavyks, gal įkišus išeis normaliai suspausti, nereikės to. Nu, matysi eigoje, bet sakau, šitą varinį vamzdelį pasinešiau ir bandysiu, jeigu reikės, padaryti šio tokį kaip papildomą, kad gautus, kad iš viršaus spaustų nesusijėgė, neturėtų kur kabeliukas pasipabėgti, o tiesiog, kad tokia kaip kepurėlė spaustų patį kabelį. Tai va, tai pradedu darbus. Pirmą padėsiu nuo lentos, tada daskysiu seną akumuliatorių, dėsiu senam akumuliatoriui angaliukus, pakeisiu naują lentą, nes yra tik vienam dabar akumuliatoriui, sutvarkysiu sriegius. Nu, šitą dalyką, manau, pafilmuosiu ir po to paimsim verdiktą, nes įdomu, gal kai kuriem pasirodys, kodėl aš noriu dviejų balansyrų. Mano logika yra tokia, kad aš dabar esu apribojęs, kad iš akumuliatorių netrauktų daugiau negu 100 amperų. Nes kai pradeda vaikščioti ten iki 200 amperų, ten iki 200 iki 105 amperų, pradeda kaisti šitie galai, po to atsileidžia varžteliai biški ir pradeda duniuoti inverterį. Tai kad to išvengti, aš duodu minimaliai, nu kaip minimaliai, 100 amperų max. Jeigu viršyje, pas man iškart viskas atjungiama ir ima iš elektros tinklų viską. Tai va, nes nenoriu šio tampyti labai baisiai, tai gausis taip, kad du balansyrai balansuos tarp atskirų blokų ir aš galėsiu leisti, skaitykim, kokį 120 amperų ištraukti. Tai reiškia, jeigu viskas gerai pagal nutylėjimą, tada gaunasi taip, kad po 60 amperų kliūtų kiekvienai bataraikai ištraukti. Krovimui leis 8 amperų, bet krovimas ir gali vykti 8 amperų, nes, pavyzdžiui, jeigu pilnai vienas blokas pilnai pasikraus, tada, reiškia, visa likusi energija keliaus į kitą bloką. 8 amperų šiaip nesu labai matęs, kad krautų mano akumus, bet nenoriu persistengti. Sakau, yra kur padėti perteklinę energiją, tai boilerį šildyti, bet tiesiog pas man yra toks aparatas, kad jeigu debesuota, boilerį nešildo, jeigu saulėta, boilerį šildo. Tai aš tą reguliuoju ir neleidžiu pilnai iškrauti akumuliatorių, nes būna, pavyzdžiui, jungia boilerį, ten 1 kW, jisai šildo,
Ir kai šito prietaiso nebuvo, užeidavo debesiukas ir jis iš akumuliatorių imdavo srovę. Kad to išvengti, aš pasistačiau tą prietaisą ir gaunasi taip, kad užėjo debesiukas, boileris atjungiamas ir neleidžia iškrauti akumo. Tai va, tai toks pliusas, bet čia bus sekančių video, dabar einam prie darbų. Nu va, susidėjau, liko dar privežti čionai. Ir teko paėmti, nes ta lentyna nebūtų atlaikius, tai dabar paėmiau, bet šiaip apačioj dėsiu pagalį, prisuksiu vieną galą prie sienos, kitą galą prie kitos sienos, kad neliktų šitos tokios, nes vis tiek, nu, jinai man maišas. Tai va, o dabar paskutinis poveržis ir tada eisiu tvarkyti pirmą akumuliatoriaus, nes jį dabar esu praktiškai visą paleidęs. Ir tada jau eisiu prie šito. Ir tai įsistengti vežant, nes vis tiek dabar čia sunku būtų sulygti, nes kažkodėl pirminis sunkiau susispaudė. Aišku, gali būti dėl to, kad klaidėt, bet ne, matau laidų nesu prispaudęs. Tai va, kad neįsipūstų. Tai va, toksai bus dabar. Nu. Įdomi. Tai va, dabar vaikysim akumuliatorių, dėsim galiukus. Ir žiūrėsim, kas gausis. Nu, aš jau dalį biškį pasidariau. Tai dabar kiekvieną varžtą varžau ne su tokiu raktu, o su nanometru. Parodysiu ir dabar ką toliau darau, tai aš darau taip. Kiekvieną atskirai atleidžiu. Nuimu vienoj pusį šaibą, nes buvau padėjęs. Šiaip nežinau, bet aš dedu, kad didesnis plotas būtų srovei tekėti. Užlenkiu ant galiuką ir užpresuoju. Galą nukepam. Patampam, ar tikrai nėra laisvumo. Dedam atgal. Opa. Aš padariau 12 newtonų, tai manau užteks, nes su 15 lemba gaunasi biškutį taip įdomiai. Ir kiekvieną taip raštelį nu va, ir taip kiekvieną iki galo padarome. Tada jau jungsim antrą bloką. Antrą bloką reikia BMS-ą pasistatyti. Kaip pastebėjau, nesu litavęs pasirodo. Per tiek laiko užsimiršo. Seniau lituodavau, bet po tiek naudojama visi angaliai kaip ir viskas tvarkoj, nėra pakaitę. Tai manau, kad aš irgi nelituosiu, tiesiog vėl presuosiu ir viskas angaliai. Tai va, tai dabar padarau šitą iki galą, tada tvirtinu kitą BMS-ą, tada turbūt BMS-ą laidus pasivedu šitam irgi. O gal ne, gal pirmą šitą darysiu laidus šitos stovus.
Vis tiek man reikės čia BMS pasijungti prie vieno galo, tai to pačiu taikės. Ir tada testuosim, žiūrėsim, kas gausis, kaip čia ką reikės daryti toliau. Nu ką, atėjo tiesos akimirka, tai pajungiau antrą BMS, šitą biškį prikėliau. Čia susijungia 3 kabeliai, šito BMS, šito ėjo į minusą nueina. Kas dabar liko? Dabar liko sutikint, aš teisingai sujungiau kabeliukus, tai kaip, parodysiu. Jeigu pas jūs yra S16, esu jau minėjęs ir praeitam video, susiranda tokį paveiksliuką ir jungia taip, kaip yra parodyta. Tai reiškia, juodas eina į B1 minusą. Tai vat gaunasi pas mane juodas ateina čia, tik jie yra pailginti ir tada gaunasi B1 šianai, B2, B3, B4, B5 ir taip varom iki čia. Ir paskutiniai du yra sujungti 2, tai reiškia B16 ir B plus turi jungtis į krūvą. Tai reiškia šitos fiškės paskutinis ir kurio jums reikia jungtis į krūvą, jungtis prie pliusų. Tai va, dabar ką reikia, mums reikia tiesiog patikinti, ar mes teisingai sujungiam. Tai tą galim padaryti tiesiog pasiimam testerį ir žiūrim, nuo pirmo juodo turi rodyti. Gerai, plius 3 biškį ir taip kiekvieną kabeliuką turim patikinti, tarp kontaktų turi būti plius 3. Gerai, sekantis, gerai, sekantis, plius 3 centais. Jeigu rodys kažką ne taip, reiškia, yra negerai. Būsime, reiškia, pajungę kažką ne taip. O kol kas viskas gerai. Taip, dabar čia kišame paskutinį ir ant tos fiškės pirmam turi rodyti plius 3, taip ir yra. Ir nuo čia kiek jums reikia, į šitą vėl plius 3. Sekantis. Ir nebėra, man atrodo, sekančio. Jo, sekančio nebėra. Ir tarp šito ir paskutinio turi būti plius 3. Tai va, viskas, teisingai sujungiam. Dabar, kad neįvyktų nesąmonių, mano patarimas yra toks. Aš nekerpu likusių laidų. Aš juos tiesiog kiekvieną atskirai izoliuoju, kad jie man nemaišytų ir juos palieku. Apdu gal ateityje nusipirksiu dar kažką, man reikės iki B, reikės, pavyzdžiui, 20. Vieną galą, antrą galą ir juos atskiri visus, kad jie nesikontaktuotų tarpusavy, bet jų ir nekerta. Ką, viskas, ne? Testuojam. Taip, pirmą fiškį iki galo jungiam. Ir antrą fiškį. Ir ką, bandom jungtuką jungti. Pasileido. Dabar mums reikia programėlėj paskelbti paiešką, susiradom.
Prisikonektinam. Viskas yra off kaip pirmam kartui, čia dabar turim nusistatyti viską. Tai pas mus celių yra. Kodas yra, kad galėtume keisti nustatymus 1, 2, 3, 4. Kodas netoks, o koks kodas yra tada? Seno buvo 1, 2, 3, 4, o čia koks? Vien 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nu, leido, reiškia, pirmam kartui reikia suvesti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir dabar rašom, čia bus celių 16, paspaus būtinai OK. Baterijos talpa yra 160. Balansė nereikia, čia nieko nekalibruojam. Taip, dabar... Čia kaip gerai. Na gerai, bandom. Tai bus 16, 160. Čia kaip ir viskas, pasižiūrim. Nu va. Dabar yra taip, dabar yra, kad mes naudojame šitą, viskas pasileido PM2, nu ten voltažas gali biškį skirtis. Tai va, gerai, tada ką, pala, dabar dar reikia pabandyti entą jungti, pažiūrėsim, kas čia bus dabar. Tai dabar šitas iškraunamas yra. O šitas yra kraunamas. Dabar gaunasi, kad tarpusavy akumuliatoriai dalinasi srovę. Nu, ta prasme, šitas yra labiau pakrautas negu tas, nes tam yra 13%. O šitam yra 33%. Tai jie dabar tarpusavy išsidalins. Ir matysim, kaip toliau seksis man. Matysim, kaip seksis toliau. Tai va, gerai, dabar aš einu apsitvarkyti, iki galo pasiimti laidus, tada grįšiu prie paskutinio kadro ir pažiūrėsim, kas vyksta apskritai ir kaip man čia seksis viską susitvarkyti. Ar pasiteisins toks dalykas, ar ne? Tai va. O kol kas vyksta įdomiai. Nu va, viso. Baigiau, apsitvarkiau, taip ir bus iš pradžių. Čia gal dar atimsiu tuos sensorius. Gal dabar paimsiu, padarysiu, man nelabai reikalingi. Tai va, viskas, tvarkoj veikia, dabar yra taip, kad iš šitos eilės iškrauna šitą. Iškraunant 30 amperų. O senasis, irgi iškrauna, tai dabar į namus turbūt daug labai eina elektros. Tai va, veikia, tvarkoj viskas ir po kol kas viskas mane tenkina. O kai bus, matysim. Toliau. Aišku, po porą dienų gal vėl pafilmuosiu, parodysiu, kaip man čia sekėsi. Jau į namus, dabar, kaip mes čia įmam, 3,6 kW.
iš elektros tinklų nieko. Dabar taip, šitą kaladėlę, kaip sakiau, gal lituosiu, gal ne, šiaip tai pabandžiau aš tiesiog įkišti ir prispausti, gaunasi taip, kad šiek tiek gystų paeina pro šoną, bet nėra kritiškai, nes pas mane šitie angaliai irgi presuoti ir šitie angaliai skirti ant 25 kvadratų, kabelys yra 32, tai bet kokiu atveju po porą gyslų nuskirpdavo. Tai šitą kaladėlę irgi po porą gyslų nueina į šoną, bet šiaip tai viskas susitempia, viskas tvarkoja. Šiaip stebėsiu ir matysiu ateityje, ar jinai kaista ar ne. Čia, kaip minėjau, ateina šitą, po to ateina šitą ir nueina į bendrą minusą. Ir viso, čia abu minusai pajungti. Ir kiekvienas varžtelis vežtas pagal newtonus, tai bus apie 11-12 newtonų, mažiau, tikrai galbūt užteks, nes šiaip jau plovė su beveik pasukė šitą, man atrodo, ir dar kažkoje, tai labai reikia nepersistengti. Tai kaip ir viskas, šiam kartui tiek, reikia.